Labas vakaras, Labas Valentina. vakaras, Algimantas, senai jau mes jūs girdėjom, labai džiaugiuosi. Taip, nes turiu ką pasakyti. Prašom. Ir galiu, čia kas žino, kas nežino, tos naujas, kai nežino, mano vyras po insulto ir su tais produktais, Valentinos dėka, kuriai tikrai aš niekada visą gyvenimą tikriausiai nenustosiu dėkoti, tai jisai dabar man sveiksta taip, kad iš pirmos grupės dabar gavo antrą grupę. Wow. Ir niekas, ir man, kai nuėjom, kur tvarkytis ten socialinių, viskas, ir visi žiūri, eik tu skūskis, kaip taip gali, 15% buvo neįgalus, o dabar sako 30% jisai dirbti gali. Na, aišku, jie gal biškai ten perlenkia lazdą, bet jisai labai daug ką gali jau. Tai labai Ir tikrai jisai jau. Ir ką galiu dar pasidžiaugt, tokį simptomą dabar pamačiau, kuris nyksta. Čia kalbėjo Henrieta apie strazdanas, galiu pagirti, Henrieta tikrai pasikeitusi, jinai labai labai graži, aš ją kiekvieną zoomą matau ir žiūriu tiesiog ir noris tai pasakyti, Dieve, kaip tu pasikeitus, kiek tu graži pasidarai. Tai čia tikrai produktų rezultatas. Ir vyrui mano ant kojų, kaip jisai sakydavo, man čia cukraligės, o aš jinai būdavo tokios irgi strazdanos, tokios pat, tokios rudos kojos ant blauzdų. Ir nors vyrui cukraligės nebuvo, jam nebuvo pripažinta, bet ir šiandien aš po dušo žiūriu, kad jam jau tų rudų plėtnų, kaip strazdanos buvo, kai tokie rudi plėtnai dideli buvo. Juodos kojos blauzdos net buvo. Žiūriu, kad jau nuo pačių blauzdų beveik nėra bala, kaip luptusi, kaip būna, sako, baltos dėmės, tokios eitų. Bet ne baltos dėmės, bet jo oda tokia šviesėja ir tos strazdanos po truputį mažėja plotai. Mažėja. Ir jos šviesėja, ir šviesesnės daros, ne tokios juodos kojos. Aš taip pasižiūrėjau, gal, oho, koksai. Ir dar atkreipiau dėmesį, pas jį pragulus buvo. Ir aišku, buvau šį nufotografavus, bet kadangi ten tokia vieta pragulų, aš ištryniau tas nuotraukas, net nelaikiau. Ir dabar pasižiūrėjau, galvoju, oho, biškis, buvo visa skylė, grinai tenais, didelė tokia skylė buvo, nors išgijusios tos pragulus buvo, bet kadangi jis ilgai ligoninėje gulėjo, buvo labai labai didelės pragulus. Nes jos ir gyti pradėjo tik tada, kai pradėjau produktus duoti. O dabar ir užgyja, ir randai traukiasi, mažėja. Ir ant galvos operacijų irgi padarytas, irgi matosi, kaip tie randai, gilus buvo galvoj, čia vienas toks labai labai gilus randas, tai jisai, nebėra toksai gilus. Приветствую, друзья! Вы хотите безопасно очистить печень дома, чтобы вывести желчь? Nebėra toksai gilus. Galvos tai aš turiu prisifotografavusi. Ir plaukai jau dabar baigėsi praeiti visai, darosi nebežilas. Ant kiek buvo žilas, irgi sakiau nuotrauką, pasidalinsiu nuotrauką, kad plaukai, kiek buvo jisai žilas, baltas, ir dabar per tos metus, kiek mes geriam tos produktus, jisai visiškai pilkas, jisai nebuvo tamsus, jis buvo toks šviesus, pilkas ir tie plaukai grįžta atgal, spalva. Tai čia tiek turiu. daug naujų pasiekimų pas jūs yra. Ir žmonėm, kurie nežino dar nuo pradžių jūsų istorijos, tai pasižiūrėkite kitus mano YouTube'ės zoomus. Tikrai yra Algimantos istorija nuo pradžių, kažkur tai, nežinau, negaliu pasakyti dabar, kad zoom'e, bet yra Algimantos vyro istorija. Ir čia šiandieną dar priminsim žmonėm, kad daktarai Algimantą, ką jums žadėjo pačių pirmom dienom, kai jį perkelė jau iš reanimacijos į skyrių, ką jums žadėjo daktarai? Kai perkelė, kai mums jau išleidinėjo namo, turi išleidinėti, kadangi jisai ir komai gulėjo ilgai ir 3 mėnesius mes ligoninėje prabuvom. Ir kaip jau išleidinėjo iš ligoninės, gydytojas net nedavė reabilitacijai, jisai netitiko tų kriterijų, reabilitologai buvo atėjus ir jis sakė ruošti dokumentus į slaugos namus.
Ir dabar aš, kadangi dar mokausi slaugytoja pati, ir sužinojau, kad va į tos slaugos namus būtent veža, kai žmonės yra jau tik palaikoma gyvybė, jie jau yra nebepagydomi. Jų jau jie ten nepagys, tik tais tiek, kad jiems palengvintų tas kančias ir viskas. Ir galvoju, nu va, kur norėjo mano vyrai išsiųsti. Ir aš nedaviau, parsivežiau namo ir pradėjome mes tikrai su šitais produktais dirbti. Ir sakau, pati pradžia buvo, kaip pradėjau valytis tą organizmą. Tai patikėkit, kaip ten buvo baisu, nes ten, sakau, jo brolis, kai pamatė, sakau, ką produktai daro, o jis, nu aišku, kaip aš sakau, gal tie produktai irgi turi tokią energiją, kad kai pamatė, sako, o ne, sako, aš jų negersiu, sako, jeigu toks brudas eina iš čia, sako, aš tai jų negersiu, sako, tai geriau tas brudas tegul būna pas tave, ne? Tai galvoju, nu, kaip kas, kad supranta. Tai, bet tai sakau, buvo, nu, baisu buvo. Ir po truputį šiemet, jau dabar 2 metai mes kaip naudojam tos produktus. Tai aš sąžiningai, nu, čia biškai gal tokių pertraukėlių buvo su trūkumu tais, bet šiaip tai kiek aš gaunu, mes sąžiningai juos vartojam ir sakau, kaip aš kiekvieną dieną, taip gal neužfiksuoju kažką, bet jeigu žmonės ilgiau nematė, pamato, tako, jau jisai ir kastuvą man ir daržą kasą, ir ranka jau visiškai tą valdo, tik dabar reikia pirštus, gal, kad patys pirštais palanksto, bet sakau, tau beliko tik pirštai, sakau, palauk dar toliau, dar pavartosim, čiagi nėra tas produktas, piliulė kažkokia va išgėriau ir 1-2 per savaitę ir tu jau visas sveikas. Ir smagu, kai tokius rezultatus pamatai, tai iš tikrųjų norisi yra nuolat turėti tokius produktus, ar ne? Tai labai, Algimanta, džiaugiuosi dėl jūsų vyro pagerėjimo ir kiek mes betikėtume šitais produktais. Ir būtent jūsų istorija Lietuvoje buvo pirmoji, kai mes sužinojom, pamatėm, kad būtent nuo insulto žmogus pradėjo geriau jaustis, ar ne? Ne daržovė liko, kad blogiau, bet geriau jaustis. Ir kai atsimenu, kai jūs nuvažiavot į ten, kur... Į reabilitaciją, taip, mes kai nuvažiavom į reabilitaciją, dabar, nu, dar vieną paskyrė, bet tai dabar mes, kaip buvom reabilitacijoje, jau su manim buvo, o dabar jau, kai jisai bus savarankiškas vienas, jau iki tiek pažengė. O kai pirmą kartą važiavam, tai dar kartu, tai reabilitologė pasirodo jauna mergaitė, jinai klinikose dirbo ir tuo pat metu ateidavo reabilitologė pas jį klinikose, kai gulėjo, nu, pamankštinti, ten ranką pakilnoja, biškį kojas pakilnoja, kaip gulinti pacientą. Ir kaip mes atėjome į Abromiškėse, tai ten jinai pasirodo irgi dirba. Tai kai pamatė, net akis ant kaktos įspraukti, čia, sako, negali būti, čia tas pats žmogus, sako, aš galiu ranką prie širdies pridėjus, sako, mes visi galvom, kad jau iš jo nieko nebus. Ir mes kaip jau iš ligoninės išvažinėjom, irgi seselė viena išėjo, jinai sako, pas mus tokia ligoninė išvažiuoja jau į namus. Jau kaip mes išvažinėjom namo. Nors jisai gulinti mes parsivežėm, bet jisai atsisėsdavo ir jau po truputį atsisėsdavo. Jau čia buvo pati pradžia, kaip aš duodavau jam tos gėrimus, kaip daviau pačią pradžią. Kai sunkus ligoniai, aš galiu pasakyti, labai greitai pasistebia, kaip jie pradeda gerėti. Ir kaip jisai pradėjo gerti, tik tais pradžia buvo, ten po pusę duodavo pakelį, po viską, tai jisai iškart man pradėjo matytis ir to žaizdos pradėjo jau geriau trauktis ir jisai tai atsisėda, tai pradėjo jau stot, dar aš į darbą pažiūrėdavau, sesuo jį prižiūrėdavau, jau jisai sako, jau atsistojo, žiūrėk, jau ir žingsnius žengia ir labai didelis progresas. O dabar jau tiek, nu, tas pats didžiausias darbas padarytas, bet aš tikiu, 100% tikiu, kad dar praeis kiek laiko ir jisai pamirš visai tą savo insultą.
Taip, Algimanta, mes nenustosim šitų zoomų daryti, tikrai mes išgirsim ir dar ne vieną kartą jūsų pasisakymus, kas dar pagerėjo, gal jau bus ir 50% darbingas, ar ne, tai būtų daugiau. Va, ir tai jau labai labai gera žinia, kad jau 30% yra žmogus darbingas, tai jau daug ką sako. Po insulto žmonės praktiškai, kaip jūs ir sakėt, kaip ir daktarai sako, ir aš turiu tikrai daug pavyzdžių, ir mano mama buvo po insulto, ir daug pažįstamų buvo po insulto, mes tokių rezultatų, savaiminių rezultatų, tokių nei pas vieną nematėme, kaip pas jūsų vyrą. Tai savaime pagerėti taip, žmogus tikrai nepagerės. Tik tais nuo tam tikrų stebuklingų produktų mes gerėjam ir pradedame kuo toliau, tuo daugiau džiaugtis gyvenimu, niekas nežino, o gal ir pradėsime eiti darbus. Tai va čia ir yra labai didelis džiaugsmas, kaip jūs patikėjot manimi, kai sakau, Algimanta, gerkim, bandom, duodam, ar ne? Tai mes tai pradėjom daryti 23 metų, priminkit man, kada nuo... Sausio mėnesį kažko. Kaip jie prasidėjo, jūs prasidėjote ir aš galvoju, daugiau nebus. Aš iškart patikėjau, kadangi čia natūralūs ir aš šiaip tai patikėjau jais, bet kad jie, kadangi natūralūs, tokio staigaus, didelio iš karto pokyčio nelabai ir įsivaizdavau, kad gali būti. Nesitikėjau, kad jisai gali taip pradėti labai gerai regresuoti gerą pusę. Labai gerai, Algimanta, pasakėt, kad būtent ant tokių ligonių labai gerai greitai pasimato, ne? Ypatingai sveiki, gal ir nesveiki, bet dar energingi žmonės sako, aš esu visai sveikas, gal biškė energijos daugiau pasidarė ir panašiai. Ne, bet tam sveikesniam žmogui jo visas organizmas dar daugiau pastiprėja ir jisai nelabai sureikšmina, nuo ko tai pastiprėjo. O vat nuo tokių stiprių ligonių mes tikrai žinome, kad be šito produkto pagalbos tikrai nieko tokio panašaus nebūtų įvykę. Taip, ir aš pati jos naudoju, tai kaip sako, man iš aplinkos sako, kaip tu taip viską sugebi padaryti, aš turiu dar du ligonius. Tai sako, kaip tu visur suspėjai ir dar čia pasimokyti, dar čia padirbti, dar ten nuliek, dar ten ir ten. Kaip tu viską suspėjai, galvoju, nieko aš nepavargstu, suspėjai, galvoju, turiu stebuklingų produktų. Ir va, ką čia kalbėjote apie tas depresiją, apie nemigą. Aš net negaliu įsivaizduoti, kaip galėčiau naktį nemiegoti. Būdavo, kad prabundi ir neužmiegi. Ir aš dar su sesė kalbėjau, sako, aš į tualetą naktį, kai einu, šviesos nedegu, nes bijau, kaip įsibudinsiu ir neužmigsiu. Sako, tu man tai, sako, aš atsikeliu, nueinu, ateinu, sako, ir aš net galvos, taisyklingai ant galvos pagalvis nepasidedu, aš vėl miegu. Kaip tau, sako, gerai. Ir tas laikas toksai, kada bet nueičiau atsigult, visada aš atsikeliu žvali, išsimiegojus. Aš visada įsimiegu. Ir ta tokia, kaip tiek daug visokių tų, nematau aš problemų. Man kai sako, čia problema, aš jų niekur nematau. Kažkaip viduje ramu, jeigu taps psichinę pusę pažiūrės. Tai sakau. Tai nervinė sistema taip pat tvarko. Taip, labai. Ir tvarko pati imuninė sistema. Mes ne daktarai ir čia nėra vaistai, bet kai mūsų organizmas gauna tam tikrų medžiagų, kurių mums reikia kiekvieną dieną, mūsų imuninė sistema stiprėja ir jinai tvarkosi savo kiemuose, mūsų organizme, mūsų organuose. Ir kovoja su parazitais. Dabar šie laikiniai parazitai šitame laikmetyje, jie yra gudresni už mūsų imuninę sistemą. Pasirodo, kad parazitai geba pasikavoti nuo imuninės sistemos.
Tai Taip ir dar norėčiau sakyti, duoti tokį kaip ir patarimą, kas turi tokių lygų, kad ar tenais sustoti ir pirkti tos produktus, kad pigiau dėl savęs, jeigu ten nenori užsiimti labai didelę ten priekybą ar ką, ir aš turiu problemų, aš visoms sakau, jeigu tu turi ligotas, turi problemų, tai tik su tais produktais tu gali atsistatyti. Ir nesvarbu, tu ten ar parduosi, ar neparduosi, ar čia tau reikia kažką, bet tu dėl savęs. Aš pavyzdžiui, jos naudoju dėl savęs ir perku, kiek aš išleidau pinigų, aš neišleidau tiek pinigų, kiek man atsipirko jie. Ant sveikatos, ant visko, ant kiek, ir galvoju, kaip taip žmonės nesupranta, kad galvoju, eik tu čia kaip brangu, jauna mergaitė tokia yra, sako, eik tu kaip brangu, jau jai skydliaukė, 30 metų, 32, ir bando pirkti, 3 kartus pas mane jinai teiravosi apie jos, aš jai ir zoomus siunčiu, ir vis neatvažiuoju, paliktų man sakau, pas mane, sakau, nepasilieka jie, sakau, čia ne tas produktas, kad tu ilgai galvotum. Ir vėl pagalvoju, ir vėl galvoju, sakau, kaip gali žmonės taip dar abejoti tokiais dalykais dėl savo sveikatos. Tai sakau, ne, jau kas turi problemų, reikia jos turėti. Ir dar galiu pasakyti, kadangi mes gyvenam nelabai tokį sveiką ir normalų gyvenimą, aš čia per žiemą nenaudoju Gremaxo visiškai nieko, nes čia buvo ir viduriai susitvarkė, tyrimus pasidariau, aš čia tokia sveika, tokia energinga, aš padariau pertrauką per žiemą viską ir valgiau viską kaip, ir pasidariau tyrimą, kad žiūriu, kad man visų metalų rodo, kad prisirinkus, atrodo, ir vaisius, ir daržovės aš čia valgau, ir čia dar kitų šviežių daržovių atsirado. Ir pasirodė, kad būtent nuo tų vaisių ir daržovių prisisidėti. Ir prisirinkau. Pradėjau iš naujo gerti, vėl aš tos produktus pradėjau gerti, ir ką jūs galvojat, man vėl viskas pradėjo varytis, pradėjo žarnyną raižyti, pradėjo vėl ir nugarą, visi skausmai atsigausi, ir vėl renkiesi iš naujo, kai tik nustoji vartoti. Nes jeigu tu jų nevartoji, tai reikėtų tada keisti mitybą, gyvenimo būdą ar kažką, nežinau. Nes, sakau, kai pradedi ir vėl tau dabar pavartojau kažkiek laiko, aš vėl jaučiuosi labai gerai ir labai, sakau, puiku. Mums kiekvieną dieną reikia vaisių, uogų, daržovių valgyti, kad mūsų organai gautų visko, ko mums reikia kiekvieną dieną. Ir čia, kaip ir sakiau, tai nėra papildai, nėra vaistai, tai yra maistas, ar ne, kuris pagelbėja mūsų visiems organams. Jeigu mes valgome kiekvieną dieną, nėragi tokios dienos, kad šiandieną aš nevalgysiu, nes mano organizmas jau švarus ir aš pakentėsiu. Lygiai taip pat mums šito produkto reikia kaip maisto. Tiek ir pagalba ir kepetinėm, ir žarnynui, ir skrandžiui, ir visom bakterijom nugalėti. Ir taip mes ir gyvename sveikesnį gyvenimo būdą. Jeigu mes ir nekeičiam mitybos, tai ilgainiui begeriant šituos produktus, naudojant šituos produktus, mes patys jau pradedam atsisakyti tam tikrų produktų. Tai reiškia, kad greitieji visokie maistai, kavos jau nebeteikia malonumo arba kažkokio tai skonio. Tai mes naudodami šitos produktus, mes tampame sveikesni. Tai Algimanta, labai džiaugiuosi, kad jūs šiandien prisijungėt. Ir kaip sakau, aš iš anksto nesiruošiu, iš anksto nekalbinu jokių žmonių. Tai skrieja iš mūsų širdžių tie pasikalbėjimai.